Liko pusmetis ir žengsime į naują etapą su pasikeitusia mokestinė aplinka, kuri palies absoliučiai kiekvieną. Aš esu Elvyra, finansų baba. Šiandien trumpai apžvelgsiu, kas keičiasi nuo 2026 metų sausio 1 ir kokia mokestinė našta mūsų laukia. Vėliau pasidalinsiu detalesniais paaiškinimais ir palyginimais, todėl nepamiršk užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patiktuką ir parašyti komentarą. Kursime turinį pagal tai, ko tau tikrai reikia. O dabar prie esmės. Iki kai kurių pakeitimų neliko ir pusmečio. Nuo Liepos 1 dienos kelių naudotojo mokesčių e-vinjete papildomai apmokestinamas 21 krašto kelias. Netrauk širdies lašų, M1 kategorijos valdytojams niekas nesikeičia. Jiems šis mokestis ir toliau netaikomas. Kelių naudotojų mokestį moka M2, M3, N1, N2, N3 kategorijų motorinių transporto priemonių valdytojai. Taigi, jei tavo veikla pervežimai, pasidomėk www.keliumokestis.lt. Dažnai užduodamų klausimų skyrelyje. Apie tai tiek. Didžiausio triukšmo tikriausiai sulaukia nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimai. Socialiniai tinklai kunkuliavo, kai kas net maikutes plėšė, bet realybėje šio mokesčio pakeitimai kol kas netokie jau ir revoliuciniai. Pagrindinis būstas neapmokestinamas iki 450 tūkstančių eurų, o šeimai net iki 900 tūkstančių eurų. O pradžia buvo 10 tūkstančių. Visai neblogai, tiesa. Tad į nekilnojamojo turto mokestį šiandien nesigilinsim, palikim tai kitam kartui. Einam toliau. Kas keičiasi juridinių vienetų mokestinėje aplinkoje? O pabaigai palikau saldainiuką GPM-ą. 2025 metų birželio 20 dieną buvo priimti pelno mokesčio įstatymo pakeitimai ir nuo 2026 metų įsigalios nauja tvarka. Jei ketini steigti juridinį vienetą UAB MB, šie pokyčiai svarbus tau. Pirma žinia tiems, kurie tik pradeda veiklą. Nuo 2026 metų taikomas nulinio pelno mokesčio tarifas pirmus 2 veiklos metus. Bet tik jei. Metinės pajamas neviršyje 300 tūkstančių eurų savininkai yra tik fiziniai asmenys. Per pirmus 3 metus įmonės akcijos nėra perleidžiamos. Nepateiktas VMI pranešimas apie veiklos stabdymą. Registrų centre neužregistruotas nei likvidavimas, nei reorganizacija. 2025 metais nulinis pelno mokesčio tarifas buvo tik pirmiems 1 metams ir dar reikėjo atitikti sąlygą dėl vidutinių darbuotojų skaičiaus. Nedaugiau kaip 10. Nuo 2026 metų šito nebelieka. Antra žinia. Lengvatinis 7 procentų tarifas, jis išlieka. Vietoj 6 dabar jau bus 7. Jei metinės pajamos iki 300 tūkstančių eurų, bet nuo 2026 metų nebėra reikalavimo dėl darbuotojų skaičiaus. Tai palengvinimas smulkioms įmonėms. Apmokestinant 2026 metų pelną bus taikomas standartinis 17 procentų pelno mokesčio tarifas. Jeigu tai ne pirmieji veiklos metai arba neatitinka anksčiau paminėtų sąlygų. 2025 metų pelną dar apmokestinsime 16 procentų tarifu. Trečia naujovė – ilgalaikio turto sąnaudos. Tam tikro ilgalaikio turto visą įsigijimo kainą bus galima priskirti sąnaudoms iškart, nuo to laikotarpio, kai pradedi jį naudoti. Tai taikoma įrenginiams, kompiuteriniai technikai, ryšio priemonėms, programiniai įrangai, teisėms, krovininiams, automobiliams, priekaboms, puspriekabėms ir autobusams iki 5 metų senumo, visko nevardys. Bet žinoma, yra papildomų sąlygų. Kada šios teisės netaikomos arba naikinamos, jas detaliau apžvelgsiu atskirame video, jei komentaruose parašysi, kad tau to reikia. Tai tiek apie įmonės. Kaip matai, atsiranda daugiau galimybių, keičiasi kai kurios sąlygos ir didesni tarifai, kuriuos verta žinoti. O dabar, kaip ir žadėjau, saldainiukas, kalbam apie GPM, gyventojų pajamų mokestį. Čia pokyčių laukia ne tik dirbantis pagal darbo sutartį, bet ir tie, kurie verčiasi individualia veikla ar gauna kitokių pajamų. Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimas kiekvienam. Jei tavo pajamos įvairios, šita dalis tikrai apie tave. Pasižiūrėkim, kas keičiasi. Tiesa, ne nuo 2026, o nuo 2027 metų grįžta papildomas NPD už vaikus. Šitą etapą mes esam jau išgyvenę, bet kaip sakoma, klasika sugrįžta. Bus linksma.
Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis bus taikomas tik, jei teiksi metinę pajamų deklaraciją. Jei per metus uždirbai mažiau nei 12 minimalių algų, papildomas NPD už vaikus bus taikomas procentaliai, nepriklausomai nuo pajamų rūšies, išskyrus verslo liudijimą. Kol kas numatoma už kiekvieną vaiką taikomas 87 eurų papildomas NPD per mėnesį. Tai reiškia, kad per metus maždaug 1044 eurai neapmokestinamųjų pajamų. Plus. Geros žinios tiems, kas dirba su individualia veikla. Papildomą NPD galės taikyti ir jie, bet ne daugiau kaip 208 eurus per metus už vieną vaiką. Vienas iš tėvų. Apie verslo liudijimus ir vaiko pinigus didės, mažės, kol kas informacijos nedaug, arba ji nutylima, arba dar nepaskelbta, bet kadangi iki 2027 dar yra laiko, šitą vietą dar tikrai išnarplios. Tik noriu pasakyti, kad su verslo liudijimu, kadangi mokamas fiksuotas GPM-as, nepanašu, kad bus galimybė pristaikyti papildomą NPD už vaikus, jeigu tai vienintelė veikla. Dar trumpai apie verslo liudijimus, nes čia pokytis įsigalioja jau nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Taigi, nuo sausio 1 dienos turėsi teisę su verslo liudijimu uždirbti iki 50 000 eurų pajamų ir vis tiek užfiksuotą mokėtiną GPM-ą. Tai galioja ir nuomos pajamoms. Bet ties 45 000 eurų riba įsijungia PVM-as. Čia verta nepramiegoti. Įdomu tai, kad buvo kalbėta apie pajamų ribos mažinimą iki 20 000 eurų, dabar štai padidino iki 50 000. Netikėta, bet smagu. Dabar GPM tarifai likusioms pajamoms. Nuo 2026 metų sausio 1 dienos keičiasi gyventojų pajamų mokesčio sistema. Ir ne šiaip keičiasi, ji tampa progresinė visiems nepriklausomai nuo veiklos rūšies. Nuo 2026 galiojas 20, 25 ir 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifai. Jie priklausys nuo to, kiek vidutinių darbo užmokesčių VDU gyventojas gauna per metus. Tačiau nepriklausys nuo pajamų rūšies. Vienodai bus apmokestinamos tiek darbo santykių, tiek individualios veiklos pajamos išskyrus 15% GPM apmokestinama. Pajamos iš paskirstytojo pelno dividendai ir jie neįskaičiuojami į bendras gyventojo pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos ir per investicinę sąskaitą gautos pajamos. 20% tarifas taikomas visoms metinėms pajamoms iki 36 VDU. 2026 metais VDU bus tie 36, bus plius minus apie 82 000 eurų. Jei per metus gausi pajamų nuo plius minus šitos sumos iki 137 000, tai yra nuo 36 iki 60 VDU, ši dalis bus apmokestinta 25% tarifu. O jei tavo pajamos viršys 60 VDU, tai yra kažkur apie 137 000 eurų per metus, viskas, kas virši tos ribos, bus apmokestinta jau 32% tarifu. Ir čia kalbame apie bendrai visas tavas pajamas. Tiek darbo santykių, tiek individualios veiklos, nuomos, jei tai ne verslo liudijimas, autorinių ir kitų pajamų. Visos jos bus sumuojamos. Taigi, jei ketini turėti kokius nors, kad ir turto pardavimo sandorius, netidėliok to kitiems metams. O dabar atsakymas, kodėl pradėjau nuo nekilnojamojo turto mokesčio. Nes kyla klausimas, ar NT mokestis kaip nors susijęs su įvedamu progresiniu GPM mokesčiu? Taip, iš dalies susijęs. Jei kitais metais norėsi nemokėti NT mokesčio už savo kažkelintą NT objektą, nekilnojamojo turto objektą ir norėsi jį parduoti, mokėsi padidintą GPM. Norėsi nuomoti, jei viršysi 50 000 eurų nuomos pajamų, mokėsi papildomą GPM. Jei bus įdomi tokia analizė, brūkštel komentarą padarysim. Atskirus palyginimus, kaip keisis MB nario ir individualią veiklą vykdančio mokestinė našta taip pat tikrai darysiu. Šiuos metus dar užbaigėme su esama mokestinė aplinka, o nuo kitų metų panašu, kad viršų ims ribota civilinė atsakomybė. Nes pagal dabartinį vaizdą jau aišku, kad individuali veikla su pažyma tampa vis mažiau patraukli mokestinė prasme. Žinoma, jei metinės apmokestinamosios pajamos vykdant individualią veiklą nesieks 20 000 eurų ir tai vienintelės pajamos, GPM-as realiai bus 5%. Apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 000 eurų, vykdantis individualią veiklą mokės 15%, o pasiekus 42 500 eurų jau
20%. Šiais metais dar 15%. Primenu, jei tai vienintelės pajamos. Kadangi naujame gyventojų pajamų mokesčio įstatyme dividendai išmokami MB nariui nesukris į vieną katilą su kitomis gaunamomis pajamomis, jei MB narys vykdys individualią veiklą, parduos kokį turtą ar dirbs pagal darbo sutartį ir jo pajamos viršys 36 VDU, realiai bus naudingiau išsimokėti dividendus. O dar pirmų metų mokesčio lengvata, pelno mokesčio lengvata. Dar noriu priminti dėl investicinės sąskaitos. Deklaruojant pajamas už 2025 metus jau turėsime galimybę pateikti tokią sąskaitą mokesčių inspekcijai. Ir GPM tarifas išimant pelną iš šios sąskaitos yra tik 15%. Tai kviečiu pasinaudoti šio video rėmėjo pasiūlymu atsidaryti tokią sąskaitą. Jei dar jos neturi, tai gali būti vertybinių popierių sąskaita pas mūsų partnerius Freedom24. Atsidarius nemokamai per nuorodą aprašyme gausi papildomų bonusų. Prieiga prie daugiau nei 1 milijono skirtingų instrumentų ir jau 2026 metais deklaracijoje galėsi išnaudoti investicinės sąskaitos bonusus. Gal kažkada investavimas ir buvo sudėtingas, bet šiais laikais reikia vos 15 minučių ir truputį drąsos žengti pirmus žingsnius. Nežinai, kaip pradėti? Video aprašyme rasi nuorodą. Užsiregistruok. Tai neabejotinai lengviau nei įsigilinti į paskubomis priimtus gyventojų pajamų mokesčio pasikeitimus. Įvertinant, kad dirbant mokesčiai didesni nei investuojant, ko gero ilgainiui patiks gaunamos pajamos iš pinigų įdarbinimo. Jei nėra patirties, paieškok info Financial Lithuanians kanale arba pradėk nuo ITF. Žiūrėk, ilgainiui pinigai uždirbs daugiau nei tu. Komentaruose laukiu klausimų, kokiomis mokestinėmis temomis nori turinio. Šiandien tiek.